Metų pradžioje darome ypatingą veiksmą. Mes atnešame Dievui auką. Ir sausis visada yra mėnuo, kurį mes skiriame Dievui. Mes šį mėnesį meldžiamės, mes ruošime auką. Mes darome viską, kad Dievas palaimintų ateinančius metus. Mano draugai, žinote, pirmas mėnuo tai yra pagrindas. Pirmasis metų mėnuo visada yra pagrindas. Ir labai svarbu šiuo laikotarpiu padėti būtent teisingą pagrindą. Jei jūs, štai vyras ir žmona, abu esate tikintieji, Dieve mano, jūs esate laimingi, nes jūs galite melstis sutarimo malda. Jūs galite tai daryti kiekvieną dieną ir būtinai tai padarykite. Mes su apaštalu visada tai darome. Paklausykite, skirkite kiekvieną dieną, kartais užtenka labai mažai laiko, bet labai svarbu tai daryti ir daryti tai kiekvieną dieną. Jūs sustojote ryte, arba vakare, arba po pietų. Jūs patys nusprendžiate, bet jūs sustojate, susimate už rankų ir sakote Dievui: Viešpatie, palaimink mus, palaimink šiuos ateinančius metus. Ir jūs atverite savo svajones Dievui, jūs kalbate Dievui apie tai, kas jums svarbu. Ir žinote, nesiblaškykite dėl visko. Yra kažkas, ką jūs išsirenkate, kas jums yra svarbiausia. Ir jūs apie tai sakote Dievui. Ir jūs kartu susitarėte tikėti tuo. Ir jūs visada turite eiti su savo maldomis ir aukomis. Jei tikrai norite savo gyvenime pamatyti Dievo šlovę, tuomet turėkite šiuos du bėgius – maldą ir auką. Malda ir auka. Tai mes darome visą gyvenimą, kai tapome tikinčiais. Malda ir auka yra tai, kas atves jūs ten, kur net nesvajojate būti. Todėl naujieji metai, žinote, tai yra nauja žemė. Ir kai Abromas įžengė į naują žemę, ką jis visada darydavo? Jis aukojo aukas, statė aukurus. Lotas nestatė aukurų ir todėl jis nuėjo, jam atrodė, kad ten yra Sodomo žemė. O Biblija sako, kad tai buvo tarsi Edeno sodas. Ir jis nuėjo ten ir manė, kad čia pagaliau yra ta vieta, kur išsipildys visos jo svajonės. Bet ką jis įgijo? Jis gavo prakeikimą. Jis prarado viską. Jis tapo nelaimingų žmogumi. Bet paklausykite, kai jūs kaip Abromas suprasite, aš įžengiu į naują žemę kitais metais. Aš taip noriu kitais metais pamatyti, kaip Dievas juda mano gyvenime, taip, kaip jis dar nejudėjo, kad pamatyčiau, kaip mano svajonės tampa realybė. Aš noriu pamatyti, kaip Dievas duoda man išmintį, kaip Dievas duoda man išgydymą, jei tu sergi, kaip Dievas palaimina mano šeimos santykius, jei su jais yra kokių nors problemų, o gal jie visiškai sugriuvę, arba kaip Dievas pakels tavo verslą, arba kaip Dievas pakels jūs tarnavime, kaip Dievas jūs panaudos ir kaip Dievas pakeis aplinkybės, kaip Dievas išves jūs iš klampaus purvo arba pakels jūs virš aukščiau ir aukščiau. Jūsų svajonės, jūsų tikslai, paklausykite. Jiems reikia pagrindo, kad turėtume tikėjimą, ateiti pas Dievą, svajoti, matyti, kalbėti, tikėtis. Ar supranti, mano draugė? Taigi, paklausykite, sausis yra pamatas. Mes meldžiamės ir ruošiame auką. Meldžiamės ir ruošiame auką. Ir kai ruošiate auką, paklausykite, padarykite tai taip, kad ši auka įgytų jums palankumą. Išgirskite mane dabar. Tas apreiškimas, kurį kadaise gavo apaštalas, žinote, prieš tai mes aukodavome ir aukodavome Dievui. Mes aukojame vėl ir vėl.
Auka yra finansai, bet ne tik finansai. Auka tai yra jūsų laikas, auka yra jūsų maldos, auka yra bendravimas, tai garbinimas, tai tavo tarnavimas, visa tai yra tavo auka Dievui. Bet paklausykite, finansai visada lemia, ar jūs tikrai aukojatės ar ne. Nes žmogus gali pasakyti, aš būsiu toks pasiaukojantis. Aš tiesiog eisiu ten kažką daryti, kažkam padėti, o pinigus pasiliksiu savo. Kai kažkada vienas žmogus, prisimenu šią istoriją, jis atvažiuodavo į mūsų koledžą, kai mes su Vovočka dar studijavome ir papasakojo mums, kas nutiko jo gyvenime. Jis sakė, aš atgailavau ir taip norėjau, kad Dievas mane pakrikštytų šventąja dvasia. Ir aplamai aš norėjau, kad Dievas veiktų mano gyvenime. Ir štai, sako jis, aš pradedu melstis, o tada girdžiu viduje. Žinote, tai ne balsas, toks tikras balsas, o balsas viduje, kuris man sako, duok man savo piniginę. Ir jis sako, aš taip nustebau. Kai pirmą kartą išgirdau tą žodį viduje, buvau tiesiog nustebintas. Kokia piniginė? Kuo dėta čia piniginė? Kuo dėta čia piniginė? Prašau Dievo, kad tik jis būtų mano gyvenime, kad šventoji dvasia ateitų į mano gyvenimą. Aplamai, kuo dėta čia piniginė? Po kurio laiko jis vėl pradeda melstis ir vėl girdėti, duok man savo piniginę. Žinote, tai pasikartojo keletą kartų. Ir kai tai pasikartojo kitą kartą, ir jis vėl išgirdo, atiduok man savo piniginę. Jis pasakoja, aš pašokau ir tiesiog iš paskutinių jėgų, jis pasakoja, mano rankos net drebėjo. Sako, gerai, viskas, štai mano piniginė, viešpatie, paimk viską, paimk mano piniginę, paimk mano gyvenimą, paimk viską. Ir tą akimirką jis sako, aš taiga iš tiesų supratau, kad ši piniginė yra tai, ko aš iš tikrųjų, ko Dievui iš tiesų, ta mano gyvenimo sritis, finansinė sfera, kurios nenorėjau atiduoti Dievui. Ir tikrai sakiau, tai mano viešpate, neliesk to. Finansai visada yra tai, kas lemia, ar tikrai atiduodi savo gyvenimą Dievui ar ne. Galite pasakyti, viešpate, aš tau atiduodu savo gyvenimą, bet piniginę pasilikti savo. Tada šie žodžiai yra nieko verti. Finansai visada parodys, ko vertas jūsų žodis. Ir žinote, dėkoju Dievui, kad nuo pat pradžių jis taip vedė mūsų apaštalą, o paskui ir mus kartu, kad jis suteikė šią malonę suprasti aukos galią, pasiaukojimo galią. Ir kai apaštalui Dievas tarė, atneškite auką taip, kad jį pelnytų jums Dievo palankumą. Paklausykite, šis žodis taip, jis tarsi įsižiebė. Ir jis suprato, ką tai reiškia žodis taip, kad jei atneši auką, tai ji turi būti tokia, kad nepamirštum apie tai po dienos, savaitės ar net po metų, kad prisimintum, kad ši auka tau buvo tokia nelengva, kad tu ją prisimintum, kad buvo diena, kai aš atnešiau tą auką ir Dievas matė, kaip man buvo nelengva. Ir jis matė, kam aš pasiryžau, ir jis matė, kad aš atidaviau viską. Jūs ne tik turėjote suplėštą rublį ar griviną, kišenėje dolerį ar eurą, ir tu jį paėmei ir pasakei, Dieve, aš tau viską duodu. Ar tai auka? Rytoj net po 5 minučių apie tai pamiršite. Kai auka yra aukojama taip, kad ji pelnytų jums palankumą, tame žodyje taip slypi tai, kad jūs tai atnešdami nepamirštumėte to, kad tai tikrai būtų jums auka. Jei tai nėra auka jums, kaip tai gali būti auka Dievui?
Ir žinote, Dievas parodė mums pavyzdį. Ir kai reikėjo atnašauti auką už mus visus, Jis atidavė savo sūnų. Šiandien Jis neliepia mums to daryti, ne. Bet jei tikrai norite, kad auka įgytų jums palankumą, darykite tai taip. Darykite tai taip, kad jūsų širdis tikrai ten viduje rezonuotų. Ir jūs galėtumėte giliai savo viduje pasakyti: Taip, Dieve, tu matai, aš atnešu tau auką. Ir būtent auka įgyja palankumą. Todėl tegul Dievas padeda jums, mano brangieji. Tegul Dievas palaimina jūs ir suteikia jums šią išmintį. Suteikia jums šį sąmoningumą. Suteikia jums šią malonę. Suprasti, kas yra malda. Kas yra auka, kokia ji svarbi. Naujų metų pradžioje. Tai yra pagrindas jums. Todėl klokime šį pamatą kartu, ruoškimės kartu. O kada minėsime mūsų misijos jubiliejų, taigi apskritai turime nuostabų sutapimą. Mes turime misijos jubiliejų, apaštalų gimtadienį ir mes visą tai turime kaip vieną tokią didelę šventę. Ir tą dieną mes visada atnešame auką. Tegul ši diena jums būna tikrai iškilminga, kai jūs užmynėte ant velnio, kai viską darėte pagal žodį, kai paėmėte savo auką, atėjote pas Viešpatį ir kaip Saliamonas, žinote, kad padarėte viską, kas reikalinga. Ir Viešpats jums pasakys, ką tau duoti. Tegul Jis gausiai jūs palaimina.